Sveiki įsijungę podcastą Kam rūpi. Ir šiandien mes antrą kartą susitinkam su mano kolegė Eglė ir pasikvietėm savo kitą kolegą iš Vilniaus arkivyskupijos Karito nuteistųjų konsultavimo centro vadovą Simoną. Ir kartu su Simonu pabandysim pasiaiškinti, dėl ko tau skauda. Pabandysim išsiaiškinti, ko niekas nežino apie bausmių vykdymo sistemą. Apie bausmių vykdymo sistemą. Ir pasvajosim apie tai, kaip galėtų būti. Važiuojam? Važiuojam. Simonai, gal šiek tiek papasakosi apie save, bet mes šiek tiek norime įvesti apie tave. Tai iš tikrųjų Simonas yra mūsų kolega, dirbantis nuteistųjų konsultavimo centre. Ir Simonas iš tikrųjų yra atkeliavęs iš Vokietijos ir Lietuvoje gyvena jau daugiau negu 14 metų, jeigu neklystu. Bus 14. Bus 14 metų. Ir jau ilgą laiko dalį to laiko Lietuvoje dirba su nuteistaisiais Lietuvoje. Dėl to nusprendėm pasikviesti jį ir iš tikrųjų šiek tiek išnešti į šviesą tokią labai svarbę ir rimtą temą, nes jau gal atsibodo kalbėti uždarajame ratelyje apie tokias temas ir šiek tiek norėtųsi parodyti ir kitiem, kokios yra situacijos gal Lietuvoje su nuteistaisiais. Tai gal šiek tiek gali papasakoti apie savo tą kelią į Lietuvą, kaip čia atsiradai, kaip atsiradai Karite. Karite atsiradau daugmaž atsitiktinai, bet Lietuvoje atsiradau, pirmą kartą Lietuvoje buvau 2007 metų su savo dabartiniu žmona, su tuometiniu tiesiog pažįstama, susitikom Vokietijoje. Vyko mokyklos mainų programa, susipažinom, ji buvo Vokietijoje, kitais metais aš tam mainų programai dalyvavau. Tai 2007 metų pirmą kartą atvykau į Lietuvą. Ir ta mūsų draugystė tęsiasi. Ir kai baigiau mokyklą, buvo paskutinė laida, kuri buvo dar kaip čia vertinama dėl karo, privalomosios karo tarnybos. Ir Vokietijoje sistema, jeigu nenorite tarnauti kariuomenėje, gali vietoj to metus laiko savanoriauti. Tai aš nėra taip, kad aš taip labai griežtai atsisakau privalomosios karo tarnybos, bet tiesiog mačiau tai kaip gerą progą išvykti iš Vokietijos ir metus laiko gyventi Lietuvoje. Tai atvykau į Lietuvą, metus laiko gyvenau Kaune, dirbau, buvau savanoris vienoje bažnytinėje bendruomenėje Kaune. Ir po pirmų kelių mėnesių reikėjo man apsispręsti, ką toliau veiksiu. Ar norėsiu kada nors norėsiu įsieti savo ateitį su Lietuva, ar noriu keliauti namo. Ir tuo metu pirmų sprendimą, kad pabandom. Buvo toks susidarimas su Dievu, pabūsiu 5 metus Lietuvoje, pažiūrėsiu. Ir tie 5 metai baigėsi ir vis tęsiu. Ir kaip tie 5 metai praėjo, po 5 metų jau supratai, kad daugiau bandyti nebereikia turbūt Lietuvoje, o jau aišku... Jaučiuosi savo vietoje. Tikrai jaučiuosi savo vietoje, jaučiuosi čia... Galiu sakyti, vertinamas, reikalingas ir man patinka darbą, mano namai čia, mano draugai čia, mano šeima čia. Dabar jau su tuometiniu draugu mes susituokėm, turim krūvą vaikų. Ir mokslas baigiau čia, kalbą išmokau. Ir visa mano darbinė patirtis siejasi su Lietuva, o ne su Vokietija. Tai labai dažnai sulaukiu klausimus apie kaip socialinė sistema veikia Lietuvoje ir Vokietijoje, atsiprašau, ir nelabai turiu ką papasakot. O apie Lietuvą jau visai. 14 metų Lietuva, tai jau bagažas yra. Simonai, kaip tu išmokai lietuvių kalbą? Man atrodo, kad čia vienas iš tokių žmonės 12 metų Lietuvoje mokinasi ir jie kovoja ir grūminasi. Bet aš šiek tiek jaučiuosi kaip sukčius. Nes kiti visi labai mane giria dėl kalbos mokėjimo, bet aš metus laiko vaikščiau į VU fakultetą ir mokinuosi lietuvių kalbą kaip pilnu etatu. Tik lietuvių kalba? Tik lietuvių kalba, taip, yra ten atskira katedra lietuvių kalbos. Atvyksta daug su Erasmus programų, aš ten
tokie kaip aš, kurie ten visiškai iš šalies būtų atėjęs, mes buvom gal 2-3, daugiau buvo studentų iš kitų universitetų. Ir labai mažai kas studijavo 2 semestrus, o aš 2 semestrus studijavau, po to gavot kiek ten B2 lygis. Nes iš tikrųjų kalbėtai tikrai labai puikiai. Ir po to reikėjo mokslus baigti. Lietuviškai, tai. Pirmą semestrą buvo pakankamai sudėtinga. Bet vėliau jau įkūtai. Po to, po pirmų semestrų jie tų raštų darbų, tai mano žmona įdėdavo, jie taisydavo mano kalbą. Okay. Tai buvo iššūkis. O į karetą, kai įstojau į universitetą, tai visiškai nežinojau, ką man veikti, ko aš noriu dirbti. Ir žiūrėjau į savo šeimą, o mano šeima yra arba socialiniai darbuotojai, arba sodininkai. Tai toks buvo mano pasirinkimas, arba į apšeldinimą, arba į socialinį darbą. Gavau į socialinį darbą, o studijų metais atliko praktiką, aš esu bendruomenė. Ir tokiu būdu įsiliejau į kareto veiklą. O kodėl nuteistieji, ar tuo metu buvo laisva darbo vieta, ar turėjai kažkokį, cinkelį? Aš vis tą sieju savo darbą daugiau su priklausomais asmenimis. Tam jaučiuosi savo didelį specializaciją, nes tikrai esu pasiskaitęs ir mokinęs. Ir priklausomais ligų konsultantas esu ir to užsiima. Bet dirbu aš esu bendruomenė ir kiek ten 2 metus dirbu ir man reikėjo šiek tiek dar judėti į priekį, laisvo etato nebuvo. Ir gavau sutikau kursiokai, kur pasiūlė eiti į NKC pusę etato. O po to jau pilnu etato perėjau į nuteistų konsultavimo centrą. Gerai, o apie patį gal nuteistų konsultavimo centrą, man atrodo, kažkaip mes, nežinau, kai dirbam kareto viduje, tokia organizacija, tikrai žinom, kad toksai yra, bet šiek tiek apšviesk gal, kur jis yra, kokios pagrindinės paslaugos, kokia pagrindinė grupė su kuria, kaip ir aišku, su kokia dirbat, bet šiek tiek daugiau tokia apie bendrą pačio gal centro veiklą, kad suprasti gal iš kokio konteksto jo ateini ir kokią patirtį kaupi tenai. Aš manau, kad absoliutų dauguma klausytojų jau yra praėjęs po mūsų centrą. Nes mūsų centras senamiestė, didžioji gatvė. Tik nesimato, nes jie vidiniam kieme. Ir ką mes darom, 80% mūsų darbo yra padėti nuteistiesiems grįžti į Vilniaus miestą. Yra tam tikras algoritmas, vadinasi tvarkos aprašą dėl paleidžiamų asmenų iš laisvės atėmimų vietų, bausmės atlikimo vietų, socialinės integracijos, ilgiai nuobodžiai. Bet tai reglamentuoja, kad apie kiekvieną nuteistasis jis nori grįžti į Vilnių po bausmės atlikimo. Kalėjimo socialinis darbuotojas užpildo tokią pranešimą apie paleidžiamą asmenį. Ta pranešimą keliauja į Vilniaus miestą. Mes tuom šiandien sutartį su Vilniaus miestą ir tas lapukas keliauja pas mus. Mes gaunam, su ta lapuko važiuojam į kalėjimą, ieškom tų nuteistųjų, kol jis dar atlieka bausmę. Ir bandom su juo išmegzti santykį, suteikti informaciją apie tos pagrindinės socialinės išmokos, pagalbos galimybės Vilniaus mieste. Ir po to tikimės, kad tas nuteistasis grįš ir pas mus po išėjimo į laisvę. Mes galim tęsti tą užmegztą santykį kalėjime. Tai kartais mes su žmonėmis kalėjime bendraujam vieną kartą, iškart jie keliauja į laisvę, kartais mes su jais pabūname daug metų. Iki išėjimo į laisvę? Iki išėjimo, tikrai tų keli pažįstamų kalėjime, kur mes jau 4-5 metai mes bendraujam ir laukiam jų išėjimo. Ir tada laisvė stengiamės tarpininkaut tarp skirtingų įstaigų. Tai reiškia, kad ne tik fiziškai atkeliauti į Vilnių žmonėm padedat, bet ir integruotis į tą visuomenę. Fiziškai jie savarankiškai pas mus atkeliauja. Atveža. Išskirtinis atvejais mes pasitinkam prie stoties. Yra žmonės, kurie ilgą bausmę atlikę, arba kurie niekada negyveno Vilniuje, jie nuvedėm ten, kur reikia. Dažniausiai į laikinuosius namus. Ir tada padedam, nes po kalėjimo, išėjęs iš kalėjimo, kalėjime viskas tau pateikiama ant lėkštutės. Tave pažadina, tave pabunda iš ryto, laikas keltis, laikas eit pusryčiaut, laikas eit sportuot, laikas eit dirbt, laikas eit pietaut. Ir viskas yra sustatyta dienotvarkė. Jokio pasirinkimo tavo nėra. Taip. Jokio pasirinkimo nėra. Žmogus
atbunka nuo to sprendimo priėmimo. Ir, aišku, ne visi, visada išimtis, bet jis turi pakankamai ribotą skaičių socialinių kontaktų. Nors jie gal įstaiga didelė, 1000 nuteistųjų, bet vis vien tu tas 1000 nuteistus, tu matys, tu atpažinsi iš veido, tu atpažinsi tos pareigūnus, tu žinai, koks pareigūnas dirba kokioje pamainoj, ir visada sutinki tos pačius žmonės, metų metais. Eina į laisvę, jie krūva naujų įspūdžių, krūva nepažįstamų. Yra žmonės, kuris išeina niekada euro nėra matęs, nežinau kaip liečiamoji telefonai veikia, arba jie mūsų troleibusų bilietų gražų, kur reikia paspausti, jų seniai nebėra, kaip porą metų nebėra. Komposterį tokį. Taip, komposterių nebėra, pas vairuotojų bilietų nebenupirksi, jie to nežino. Jie gali apsipreikinti kalėjime, jie ten parduotuvytė, jie išsirengia prekes, bet dažniausiai yra 2 rūšių prekes. Makaronai, viena, kita. Bet yra parduotuvytė. Yra parduotuvytė, taip. Jeigu turi tam tikrą pinigų sumą, kur gali išleisti į mėnesį, gali apsipreikinti. Šitą nežinau. Reikia ir rūkyti, ir arbatos gerti. Bet taip įdomiai. Ja, ir tada, kai jie eina į parduotuvę, o makaronų yra visa eilė. 30 rūšių. Taip, dešrelių visa eilė. Ką man nupirkti, kas jie gerai, ko jie negerai. Jie visiškai pasimeta. Mes dažnai su jais einam apsipirkti per pirmom dienom, mes matom, kad tiesiog pasimeta parduotuvė. Kas čia, kaip čia veikia? Savitarnos kasa. Kaip atsiskaityti. Tai mes visam tam padedam. Bet ir tarpininkaujam tarp įstaigų. Sutvarkyti pašalpą, socialinę pašalpą, vienkartinę išmoką. Socialinių būstų eilė, banko sąskaitą reikia atidaryti. Anksčiau eini į banką, laukia eilė, gauni talonėlį, eini, laukia, banko sąskaitą atidaryti. Dabar reikia iš anksto registruoti. Tam reikia telefoną arba elektroninį pašto adresą. Kaip sukurti tą elektroninį pašto adresą? Tai tokie dalykai, tikrai atrodo nesudėtingi. Tikrai jie nėra sudėtingi. Bet jiem yra sudėtingi, nes jie apie tai nežino. Taip, nes tu tą paimi faktą, kad jeigu žmogus, tarkim, 20 metų kalėjo, tai prieš 20 metų pasaulis atrodė tikrai kitaip. Užtenka jau 3 metus. Pagalvokit, kiek daug gatvės buvo remontuojamas Vilniuje. Kaip dažnai keičiasi troleibusų maršrutai, autobusukų maršrutai. Keičiasi net gatvės pavadinimai. Ir prie viso to jie priprasta, arba nukraunami pastatai. Prieš 10 metų Vilniaus senamiestį, kiek daug tų apleistų pastatų. Dabar tų apleistų pastatų beveik nebėra. Jie keičiasi. Jie dirbam su antstoliais, priklausomybės lygomis, čia visos tos didelės temos. Tas paketas. Tai tam, kad žmonės galėtų įsivaizduoti, mes esam centras, bet pas mus dirba 5 darbuotojai. Dauguma nepilno etatų. Tai yra 3 socialiniai darbuotojai, 3 socialinis darbuotojas, vienas individualios priežiūros darbuotojas, aš kaip vadovas ir socialinis darbuotojas. Liečiant šitą visą temą apie nuteistųjų tą situaciją kalėjimuose, apie jų integraciją, tą kelią atgal į visuomenę, visoje šitoje temoje, taip bendrai paėmus, dėl ko tau labiausiai skauda širdį, kas tave labiausiai dirgina, gal tai būtų galima paklausti, dėl ko tau skaudžiausia gal yra? Skaudžiausia yra, jeigu mes turime motyvuotą žmogų, kuris nori keisti savo gyvenimą, kuris yra pasiryžęs keisti savo gyvenimą, bet mūsų paslaugos neužtenka. Mes jau žinom, kad laisvė jam bus labai sudėtinga tiesiog iš šios situacijos, nes mes neturim ką siūlyti. Ir labai gražu, kad daug socialinių darbuotojų pas mus dirba, kiek ten 4, bet tai neužtenka. Mums reikėtų ženkliai daugiau tas žmonės paruošti kalėjime ir dar laisvė mes nesam pajėgus aprėpti visą tą problemų sudėtingumą. Tie žmonės išeina su problemomis, kuris susiformavo per 10, 20, 30 metų. Tai mes per 5-6 konsultacijos mes jų neišspręsim. Jeigu mes tada turim super motyvuotą žmogų kalėjime, bet aš matau, kad jis turi vartojimo patirtis, niekada nesigydė, kalėjime nesigydė. Kalėjime sėdėjau nepaprastoje kopė, nedirbau, o buvo kur nors uždarytas, nes nevaldo savo pyktį. Arba atsisakė keltis į biurą dėl vieno kito, berods išeina kitą savaitę. Būtent toks, kur man labai skauda vyra. Jaunas vaikinas, kiek metų, 5 metai, jis kitą savaitę išeis. Ir jis labai motyvuotas, bet jis grįž į mūsų kaito laikinuosius namus, kas yra gerai,
bet jiem reikėtų šiaip siūlyti geresnės paslaugas. Nu, ne geresnės, bet jiem reikėtų gal kokią kambarą, kokią butą siūlyti, nes ten jis bus arti stoties, jis bus arti žmonėms su tom pačiomis problemomis. Matosi iš jo veido, kad jis įgūdžių neturi, ant viršaus turi neįgalumą, nedidelį, bet tuo pačiu, kaip mano protinis atsitikimas yra. Ir ta tikimybė, kad jam laisvė pasiseks, tai yra labai žema. Ir tada aš jau per pirmą konsultaciją aš matau, kad aš labai norėčiau jam padėti, bet aš nežinau, ar mes sugebėsim. Nes tiesiog reikia daug daugiau paslaugų, daug daugiau pagalbos. Reikia paslaugų, žmogus neturi vidinius resursų. Deja, jis pas mane pateko tik mėnesį prieš paleidimo iš kalėjimo, ten kur nors strigo, mes negavom pranešimo. Ir aš jau matau, kad dabar su jo motivacija, su jo vidiniais resursais, aš nebespėsiu dirbti, aš negaliu. Tai jis išeis, jis tikrai aukštą motivaciją turi, jis kenčia nuo to, kad nuolat atlieka bausmę, bet jokių artimųjų nėra, aš augęs globos namuose. Ir tada kartais nusvyra rankos. Arba kai ateina tie patys užsieniečiai, kur labai vežasi į laisvę, kur sąžiningai atlieka savo bausmę, kur dirba, kur daro visus žingsnius, bet nėra kaip jam padėti. Jis sueis bausmę, jis bus deportuojamas. Ir jeigu nėra kaip padėti vėliau žmogui, tai jisai grįžta atgal į kalėjimą. Grįžta į tą aplinką, kur... Tai tų beviltiškumų situacijų tam skauda labiausiai. Kai mes labai nuoširdžiai norim padėti, bet aš jį pas save neapgyvendinsiu. Mes turime apsaugotą būstą. Jei tą apsaugotą būstą aš jį negalėsiu patalpinti, nes aš manau, jis neišbus, nes jis nepasiruošęs gyventi laisvėje. O yra gal kažkokie procentai, kiek žmonių grįžta, bet čia plius minus. Yra tas oficialus skaičius, kur mes labai dažnai žiniasklaidoje girdom, 62% nuteistųjų grįžta. 62. Jo, bet manau, kad jis nėra tikslas. Netikslingai, nes ten skaičiuojame visi asmenys, kurie bet kada atliko bausmę ir vėl grįžta į kalėjimą. Tai reiškia, jeigu žmogus 10 metų nevykdo jos kokių nusikaltimų, vėl patenka į kalėjimą, tai skaičiuojasi kaip pakartotinis nusikalstamumas, nors 10 metų žmogus gyveno, 15 metų, gal reikėtų kitaip skaičiuoti. Aš turiu tau, Simonai, klausimą tokį apie, aš irgi dirbu su jaunais žmonėm ir labai dažnai susiduriu su jaunais žmonėm, kuriem papulti į kalinimo įstaigą, jis dar nėra buvęs, nėra čiupinėjęs, bet girdėjęs, gal pažįstamas, kažkoks vyresnis pažįstamas papuolęs yra į kalinimo įstaigą ir jam ta įkalinimo įstaiga yra kažkokia suromantizuota vieta, kur jisai netgi, o kas čia tokio, tu jam bandai pasakyti, bet tu žiūrėk, jeigu eisi šituo keliu, tai tu papulsi į kalinimo įstaigą. Tai gal kitas, bet ne, jisai toksai sako, kad va čia man visai gerai, aš čia visai man kietai yra, va čia viskas, čia va aš žinau, jau ten turiu pažįstamų, kurie ten vos ne manęs laukia. Ir aš bandau, žinai, sakyti, o ką tu sakytum tokioje vietoje tam jaunam žmogui, susidūręs su tais, kurie paskui išeidami nebemato galimybės grįžti į tą visuomenę. Ką tu galėtum pasakyti iš to akimis to vyresnio žmogaus, kuris praėjęs jau tą įkalinimo kelią? Nežinau, ką nors efektingai galėčiau pasakyti, kad jis neromantizuotų kalėjimą, nes mes matom tą patį. Mes matom tą patį, kad ypatingai yra sudėtinga dirbti su jaunimu. Nes jie dar kaifuoja ant subkultūros, jie jaučiasi labai kietai, jiem tai statusų simbolių. O prieš 3 metus suvedžiojom mūsų duomenų bazės statistiką, žiūrėjom, su kuo mes labiausiai bendraujam, tai yra vyrai virš 30. Vyrai virš 30 daugiausiai, ne? Ten, kai sueina, atsiranda šiek tiek proto. Gal ne proto, bet branda. Branda atsiranda. Kai jie turi ko palyginti, kai jie mato, kad visi kiti čia statosi namus, kuria šeimos, aš vis sėdžiu. Kita vertus tikrai turi jaunimų, kuris įsisukęs, bet jeigu mes kalbame apie jaunimas, sakyčiau, iki 20, tai labai sudėtinga. Jiem reikia kitokių paslaugų, jiem reikia ženkliai didesnių paslaugų kalėjime. O aš žinau, kad nepilnamečių kalėjime Kaune tas tikrai vyksta, ten tikrai komanda pareigūnai, kurie puikiai dirba.
į savanorių būris, kuris nuolat lankosi, tas vyksta. Bet jeigu jūsų eina 18-19, jie automatiškai važiuoja į tą patį kalėjimą, kur sėdi mano 50-metis klientas, kuris 20 kartą yra teistas. Ir jie kartu sėdės kameroje. Ir šiandien nėra diferencijavimo, kas pirmą kartą teistas, kas ne pirmą kartą teistas. Jie visi sėdi tam pačiam sąlygom. Ir va, kada skauda širdį, kai ateina 20-metis, kuris kalėjime patyrė prievartą, kuris yra verčiamas daryti neleistinus veiksmus. Jis yra verčiamas vyresnųjų kastų, vyresnųjų nuteistųjų, kitų kastų nuteistųjų. Jis bijo, jeigu atsisakys, kad bus pažemintas kastų sistemoje. Ne visur, tikrai ne visur, bet turėjau tokį atveju, kad labai išspaudžia širdį. Kaip jam atsistot, atsilaikyti, kaip jam susilaikyti nuo nusikaltimo darymo kalėjime, kaip jam atsisakyti subkultūrą, kur mes taip stengiamės, jeigu jis vis vien su tais vyrukais gyvens kambarį. Ja. Tai gaunasi nesvarbu, kokias paslaugas galima. Taip, tada jo iš vis nelabai efektyvumo su pagalba. O čia toksai mitas, ar ne, kad gal šiaip ir tiesa, bet kad jau kai žmogus patenka į kalėjimą, į tą kalėjimo sistemą, jisai išeina visiškai kitoks ir kad ta sistema jį labai sugadina. Kad žmogus jau pradėti kurti tą, sakykime, normalų gyvenimą jam tampa beveik neįmanoma. Vat būtent, ar tokių situacijų, tokių kastų, net nežinau. Labai priklauso, koks žmogus stovės buvo laisvėj. Jeigu žmogus buvo turintis tam tikrą socialinį ratą, palaikymo ratą laisvėj. Pirmas punktas, buvimas kalėjime visada yra traumuojanti patirtis. Kažkas kitas sprendžia dėl tavo patirtis, tu negali save reikšti, tu nematai artimųjų, tu esi atskirtas. Taip, tai visada tai nėra tų gerų, net nepridės to pliusų, bet kaip tas bausmės atlikimo atrodo, labai daug nuo tavęs priklauso ant tiek, kokių resursų tu atveši, kaip tu palaikė ryšius su artimuosius. Galbūt buvo neatsakus nusikaltimas, jie automatiškai atlieka bausmę atviram kalėjime, kur ne tiek daug nutolsta nuo visuomenės. Ja, priklauso nuo atveju, bet kas dažniausiai pas mus kreipiasi, jie tie, kurie nieko neturi. Tikrai jie tie, kurie vieną kartą padarė klaidą, atlieka savo bausmę, iškeliauja, nebegrįžta. Bet dažniausiai jų padėtis visuomenėje buvo visai kitoks. Buvo jie laisvai dirbantis, jie turi šeimą, kurį palaiko, jie išlaiko. Tada visai kitokia ta situacija. Visai kitokia situacija. Apie kokį mes dabar tokį tą skaičių kalbame tiesiog bendram įsivaizdavimui, to šiek tiek statistikos, kiek žmonių gal kali Lietuvoje ir šiaip kaip Lietuva atrodo tam bendram kontekste įkalinimo sistemoje, nežinau, nusikaltimų gal vykdymo sistemoje. Mes labai daug stumim ant kalėjimų sistemos Lietuvoje, tikrai turim ką stumt. Ko mes galim pasidžiaugti, kad sumažėjo nuteistųjų skaičius. Labai smarkiai, mes čia ilgais metais buvom pačioj pirmoje vietoje Europos Sąjungoje pagal nuteistųjų skaičius. 100 000 gyventojų dabar sumažėjo, manau, esam 3. ar 4. vietoje. Tai dabar turim nuteistieji atliekantis bausmę apie 4,5 tūkstančių per 8 įstaigos. Tai šiek tiek sumažėjo mūsų kalėjimų įstaigų skaičius, Kybartai, kur dabar vėl kalbama apie tai atidaryti iš naujo, bet Kybartai atkrito, šiek tiek tų įstaigų buvo sujungta, tai liko 8 kalėjimai. Bet vis dar mūsų nuteistų skaičius yra aukštas, mūsų bausmės trukmė yra labai ilga. Tai vidutinė skiriama bausmė Lietuvoje pakankamai ilga, kelis metus. Keli metai yra vidutinė bausmė, ne? Taip, kur vakarų Europoje matuojama mėnesiais, o pas mus mes matuojame metais. Vidutinės bausmės trukmės. Ir yra labai skirtingos įstaigos, taip galiu sakyti. Mes norim, kad visi nuteistieji dirbtų, bet šiandien dirba apie ketvirtadalį, 30%. Jeigu mes imame visi tie, kurie dirba 0,1 etato, tai gal dirba 3-5%, bet trūksta darbo vietų, tai nuteistieji nelabai turi ką veikti. Ir trūksta mums naujų įstaigų, nes mes per savo
nepriklausomybė nesurado pinigų naujam kalėjimui. Tai reiškia, mes visi sėdė įstaigose, kur buvo pastatyti Sovietų Sąjungoje. Man atrodo, šitoje temoje yra labai daug dalykų, kurių tikrai daug kas nežino, gal ir nemato, kaip jie vyksta ir kodėl vyksta. Tai gal tokį paklausim irgi tavęs, kaip tau atrodo, ko niekas nemato arba niekas nežino būtent šitoj temoje? Mes labai matom nusikaltimus, nes mūsų žiniasklaida mėgsta labai giliai aprašyti. Mes labai daug matom organizuotą nusikalstamumą, nes visiems tai įdomu. Visi mūsų gaujų vadovai yra kaip pop žvaigždės, kur visi nori kalbinti, kur visiems įdomu, kaip jie gyvena, ką jie valgo, kaip kalėjimas atrodo. Mes labai mažai kalbam apie tos vargšus kalėjime, kur tiesiog iš savo nieko neturėjimų ateina, vaikai iš globos namų, vaikai kur patyrė prievartą vaikystėj. Manau, tas taip pat vaikai, kur atkeliauja iki tavęs, jeigu pas tave jiems nepavyksta, ateina iki manęs. Kurie ieško saugumo tiesiog, nes jiems kitur nėra saugu žmonėms. Taip, visi tie žmonės, kurie krenta po tinklą, mes, kai kalbam apie nusikalstamumą, mes kalbam apie, bevažiuodamas mašinoj čia, kalbėjom apie pedofilijos atvejį. Tada kalbam labai daug apie padarytus nusikaltimus, bet nekalbam apie pagalbą tiem žmonėm. Kalbam apie užsieniečius kalėjime. Nekalbam apie užsieniečius kalėjime. Turim rimtą problemą su užsieniečiais, turim problemą su be pilietybės asmenimis kalėjime. Tai yra tos mažos grupės, kur mes mažiau matom. Daugiausiai mes matom organizuotą nusikalstamumą visuomenėje, o realiai jie nesudaro daugumą nuteistų, aš sakyčiau. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos jūs matot ir kuriuos mažiau matot, ne? Taip. Bet o kaip manai, pavyzdžiui, ko iš vis nemato visuomenė? Žmonės, kurie klauso, kas galėtų būti tokia tavo kasdienybė, bet kitų žmonių, staigmena, šokiruojantis dalykas. Kasdienybė gal ne, bet į metus turim kokią porą atvejų žmonių, kurie neturi Lietuvos pilietybės ir kurie neturi jokios kitos valstybės pilietybės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie gimė Sovietų Sąjungoje, gavo Sovietų Sąjungos pasas, tada įvyko nepriklausomybė, Lietuva atsiskyrė, tapo nepriklausoma ir visi gavo naujus pasus. Pas mus Lietuvoje visi gavo, Estijoje ir Latvijoje ten šiek tiek daugiau tokių asmenų yra be pilietybės, bet Lietuvoje visiems išdalino. Nesvarbu, jie kalbėjo lietuviškai, nenori, tiesiog gyveni čia, gauni lietuvišką pasą. Bet tuo metu keletų vyrukai atliko bausmę. Arba jų tėvai nesikreipė dėl pilietybės, jie automatiškai irgi nesikreipė dėl pilietybės. Jie niekada nesuktavo kalbos, nes jie visada turėjo nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, kur buvo pratęsiama kas 10 metų. Jeigu turi nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, tu realiai tas pačias teisės kaip Lietuvos pilietis, išskyrus tai, kad negali balsuoti. Aš turiu nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, man viskas galioja, visa socialinė apsauga, jokių problemų nėra. Bet prieš kelius metus, gal prieš 4 ar 5, nežinau, kas įvyko, bet įvyko pokytis migracijos tarnyba tikriausiai, jie pradėjo nebepratęsinėti mūsų tiem žmonėm be pilietybės nuolatinius leidimus gyventi Lietuvoje. Jie nebeišduodavo. Arba pavyzdžiui, jeigu žmogus pamiršta kreiptis laiku, kol nuolatinį leidimą dar galiojantį, jam nebeišduoda naują leidimą gyventi, nuolatinį leidimą gyventi. Tai ką mes dabar turim? Tie žmonės, jie kalėjime, atlieka 10 metų bausmę, gal 4, gal 5, ateina bausmės pabaiga, lieka metus laiko iki paleidimo, aš neturiu asmens tapatybės dokumentą. Kreipiuosi į migraciją, prašom išduokit naują leidimą. Migracija sako ne. Nes jie atsiunčia gražų raštą, kur surašyti visi jau padaryti gyvenimo nusikaltimai. Mes jums neišduodam, nes jūs esat pavojingas Lietuvos valstybei. Ir tada, kreipkitės laisvėje. Tada žmogus išeina į laisvę, jis neturi jokių dokumentų. Tai koks išeitis yra, jis gali kreiptis į migracijos departamentą su to priežastim, kad jis
jam nėra leista būti Lietuvoje, nes jis neturi leidimo gyventi, bet jis negali išvykti, nes jis neturi kitos pilietybės. Tada migracijos tarnyba ilgai svarsto, ar jam suteikti leidimą, ar nesuteikti. Geriausiu atveju jam suteikia metams laikinuoju leidimą gyventi Lietuvoje. Čia tas geriausias atvejis. Bet geriausiu atveju tas užtrunka bent 3-4 mėnesius. Tai 3-4 mėnesius asmuo yra be asmens tapatybės dokumentą. Ir net jeigu kai jis gauna laikinuoju leidimą gyventi Lietuvoje, kur jam jokių socialinių paslaugų, jokių socialinių išmokų nieko nepriklauso. Tai gaunasi žmonės, jie tokie, turėjome ir mes tokį porą bendrų atvejų, kurie visiškai pakibę tarp kažko, arba ten, pavyzdžiui, žmonės, niekam neįdomu. Nei mes juos galime apgyvendinti, nei jie gauna socialinę pašalpą, nei jie gali dirbti. Taip, arba žmonės, kurie nori išvykti, kurie privalo palikti Lietuvą, bet ir privalo atlikti bausmę ir privalo nepalikti Lietuvos. Taip, bet čia dar kita grupė. Apie šitą grupę mes bent jau su visais susitaram, ir kalėjimo taryba žino, jie mato, ir Teisingumo ministerija žino, jie mato, mes laukiam kažkokio sprendimo. Čia mes bent jau visi susitaram, bet dėl be pilietybės asmenų, tai jų nėra daug, tai nėra, kad tai būtų degančia. Laukiam dar 15 metų, jie visi išmies. Bet šiandien mes gal turim jų, siunčia užklausą į kalėjimo tarnybą, sakė, kad maždaug turit apie 30 asmenų tokių. Bet tai bus 30 asmenų, kur bus paleisti į laisvę, kur negauna jokių paslaugų, jokios pagalbos, negali dirbti, negali nuomot būstą. Tai ką jie padarys? Man tai kyla klausimas, tai kaip iš viso jie tada... Tai va. Kaip jie kalėjime gali būti, jeigu jie... Kalėjime tu gali būti. Niekieno Mes turėjom vyruką, kuris 20 metų atliko bausmę, su tabais. Jis niekada gyvenime neturėjo asmens tapatybės dokumentą. Bet pasodinti jį galima visada. Antstoliai jau išieško, suranda, viskas puikiai. Antstoliai nereikia. Ir tada matai tokie atvejai. Bet valstybė irgi kainuoja, jeigu žmogus kali ir kažkada mes skaičiavom, kiek. Kiek ten 3-5 eurų, 40 eurų į parą kainuoja. 40 eurų į parą valstybei kainuoja išlaikyti vieną kalinį. Manau, 35 reiks. Reiks patikrinti duomenis, kalėjimo tarnybos tinklalapį yra skaičiai, bet manau apie 35 eurų. Jie kalėjimai kur pigiau, kur ten 10 eurų, 15, jau kalbant apie pravieniškis, kur ten sėdi 1000 nuteistųjų, tai aišku, jie pigiau juos išlaikyti. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam apie nepilnamečius, kur sėdi 8, jie daugiau pareigūnai negu nuteistųjų, tada aišku, kaštai auga. Tai vidukas yra ten 3-5. O kaip tu manai, pavyzdžiui, man atrodo, kad daugeliu žmonių gali kilti toksai, klausimas, tarkim, yra žmonės, kurie yra padarę tikrai labai daug blogų nusikaltimų, jie atkali tą savo laiką ir jie išeina į gyvenimą, visuomenę, bet jie vis tiek yra pridarę labai daug blogų dalykų. Ir šiaip visuomenė nėra linkę jų priimti, yra linkę teisti ir faktas kažkaip, jeigu kažkoks nusikaltimas dar, pavyzdžiui, vyko ten tavo, artimam rate, tai tu tą žmogų teisi visam gyvenimui. Tai kokia gal tavo būtų nuomonė, tarkim, jeigu žmogus padaro kažkokį nusikaltimą, jisai atliko savo bausmę ir jisai išeina į laisvę. Teisti ar priimti, padėti žmogui ar nepadėti, ta tokia šiek tiek vertybinė dilema. Ką tu apie tai manai? Tai tikrai yra vertybinė dilema. Ir tame yra keli skirtingi požiūrį, kelius skirtingus požiūrius, apie kaip prieigos. Viena vertus, žmogus atliko bausmę, jis vis dar yra žmogus, jis nėra gyvūnas, jis nėra antros eilės vyrukas. Ir aš noriu jam suteikti šansą. Jis yra vertas šansus, jis yra vertas meilės, jis yra vertas dėmesio, jis yra vertas pagarbos. Ir aš jam noriu suteikti visą tai. Ir aš noriu jam padėti grįžti į gyvenimą. Taip, tą tikrai noriu suteikti, bet tai nemažina jo atsakomybę, tai nemažina jo padaryto nusikalstamo veiklos pasekmes. Ir vien tai, kad žmogus atlieka bausmę, artimiesiems aukoms, iš to nieko gero nebus. Saugumas. Ja, saugumas. Žmogus yra uždarytas.
Bet problema yra tai, kad mūsų teisminė sistema orientuojas, dauguma teisminė sistema orientuojas į tai, kad valstybė baudžia. Auka tam dalyvauja tik kaip liudytojas. Tai auka iš to jokio patenkinimo negauna. Kerštas, kaip tai nėra jausmas, kuris dingsta arba kada nors bus patenkintas. Jeigu mes eitumėm pagal aukų keršto poreikius, tai mes visus sušaudytumėm. Taip. Jeigu eitumėm pagal tą keršto varomą jėgą. Taip, nes tam nėra galo. Tai ko aš norėčiau, ko aš manau būtų tikslinga, kad vyktų atleidimo procesą, kad su aukom kas nors dirbtų. Ir mes kada nors, kai busim turtingi, ir padėtum jiem keliauti to atleidimo proceso, ne dėl nuteistojo, ir nemenkinant nuteistojo atsakomybę, bet dėl savęs, kad mes galėtume paleisti. Kad tai yra baisiai sudėtinga, aš ne apie tai, aš nenoriu mažinti jų padarytus nusikaltimus, tikrai tai nėra mano tikslas. Ir taip pat reikia nuteistajam padėti, prisiimti atsakomybę, nes šiandien jis tiesiog atsėdė ir aš atsėdėjau, aš esu laisvas, aš esu vėl baltas popos lapas. Deja, taip nėra. Jeigu tu neprisiimi atsakomybę už savo veiksmus, tas lieka, geriausiai atveju atsiprašyk, tu negali gal pas aukos atsiprašyti, nes gal aukos mylas ar ką nors, bet kam nors atsiprašyti, arba pabandyti atitaisyti savo klaidą. Bet kita vertus aš matau, kad savaime žmonės prie to neprieina. Jie nei tam įgūdžių turi, ir tam reikia tam tikrą palydėjimą, atsiprašymo, atgailos link. O tam reikia laiko ir pinigų. O šiaip yra tokių dalykų pasaulyje? Pasaulyje mes daug apie tai kalbam, apie atkuriamasis teisingumas. Atkuriamasis teisingumas Lietuvoje mes daugiausiai suprantam kaip mediacijos procesas. Mediacijos centras, tai dalis atkuriamoji teisingumą. Mes susėdam, mes randam bendrą susitarimo abu formas. Tai šiandien Lietuvoje vyksta su nepilnamečiais. Kai jie prisidirba, jiem yra galimybė atleisti nuo bausmės, jeigu jie susitaiko su aukomis ir ten randa sprendimą. Tai tas šiandien jau vyksta Lietuvoje, bet dažniausiai su nepilnamečiais. Tai mūsų jau sena svajonė sukurti, paimti užsienio patirtį ir įdiegti čia Lietuvoje programą kalėjimuose su atkuriamuoju teisingumu, kur mes tikrai galėtumėm dirbti dėl atsakomybės priėmimo ir dėl atleidimo nuteistų ir dirbti su... Tai labai daug ką pakeičia. Taip, bet šiandien mes šiandien tik žiūrim, kad žmogus nemirštų, kai jis išeina į laisvę, kad jis turėtų kur gyventi, kad būtų aprengęs, kad būtų pavalgęs ir kaip nors grįžtų į darbo rinką. Ir viso gero. Klausimas gal šiek tiek į temą, bet kaip manai yra, tas pavyzdžiui, kiek žmonių gali pakliūti, pavyzdžiui, kalėjimo sistemą arba įvykdyti nusikaltimą vien iš keršto, kad tarkim, žinai, kažkas čia atsitiko, aš dabar palauksiu, kol jisai išeis iš kalėjimo, aš jį nukalsiu, o jau tada jau kalėjimas ir taip toliau, viskas okei. Bet žmogus iš keršto gal nori tai padaryti. Ar manai yra tokių šiaip atvejų, ar ne? Yra tokių atvejų, bet daug apie juos nežinau. Atsimenu atvejį, kai vienas pedofilas atliko bausmę. Kada čia buvo? Tu tie, kas kėdė, kad istoriją žinos, bet buvo nuteistasis, kuris išprivatavo kito nuteistojo sesę. Ir jie susitiko kalėjime. Tai po to tas pedofilas liko neįgalus. Okay. O, pavyzdžiui, kalėjimo sistemoje viduje, ar yra kažkokios, nežinau, šiaip turėtų būti tvarka ir taisyklės saugoti žmonės? Taip. Tuo momentu tiesiog ne. Aš ten tam dalyvavau, nei tai buvo aprašyta žiniasklaidoje, bet tai kalėjimai plėtkai. Tai kiek aš galiu, bet ką aš kai sugėdėjau, kad buvo vienas rimtas smūgis. Nes yra tokie... Jie tiesiog pasilenkė koridoriuje, buvo pareigūnas, bet tu nesukontroliuosi. Yra tas, tikrai yra siekis į kalėjimo tarnybos, kad bausmės atlikimus būtų saugus, bet
tikrai nepavyksta šiandienos sąlygų. Mes grįžtam prie mūsų infrastruktūros klausimų. Man žinai, Simonai, yra įdomu, kaip ta infrastruktūra, kaip kitose šalyse veikia. Pavyzdžiui, ar tu žinai kažkokį pavyzdį, ar esi buvęs net ir kažkokį tikslų pavyzdį, kaip kažkokioj valstybei suveikia, ar ta infrastruktūra pakeista, ar padaryta iš naujo, kaip suveikia, kad ir, kas galbūt ir veiktų Lietuvoje kažkada, jeigu būtų politinės valios ar kažkokios kitų finansų padaryti kažką. Jo, esu daug buvusių užsienio kalėjimus, daug ką pamačiau naujus pastatyti kalėjimai Vokietijoje berods, kurį labai baisu. Kur nenorėčiau aš ten atlikti. Naujai pastatyti, viskas automatizuota, žmogus spaudžia knopkutį, tada kalba su pareigūnu, bet nemato to žmogaus ir labai atskirtas nuo kitų žmonių. Tuos atidaro automatiškai. Ir visi tie maži interakcijos, susitikimai tarp pareigūnų, tarp kitų nuteistų, jų nėra ir žmogaus vienišumas auga. Tai socialinis tas ratas, apie kurį kalbėjom pradžioje, jis yra šiaip eliminuojamas iš vis. Jo, buvo kalėjime Italijoje, kuris atrodo puiku. Daug nuteistų, bet ten daug veiklos, daug erdvės. Va! Ne, aš nenorėčiau ten būti. Bet norėtum, kad Lietuvoje būtų, ne kažkoks modelis. Jo, bet bendra tendencija, mes galim drąsiai sakyti, teikti, kuo mažesnis kalėjimas, tuo efektyviau. Bet tuo didesnis kaštas. O kodėl? Kodėl? Nes pareigūnai pažįsta nuteistuosius. Nuteistieji pažįsta pareigūnai, atsiranda santykis, atsiranda tai, kad nuteistasis nėra vien numerukas, bet kad jis tikrai yra žmogus ir aš turiu galimybės prieiti prie tų, kurie gal mažiau reiškiasi. Gal tie, kurie neturi tų įgūdžių prašytis pagalbos, bet aš galiu juos užkalbinti. Mes daug apie Norvegijos patirtį kalbam. Norvegijoje esam buvę tikrai įspūdingi kalėjimai. Kalėjimai be grotų, nes kam dabar grotų statyti, jeigu mes galim langus statyti, su stiklu, kuris... Taip. Ir matyti kalėjimą be langų jau yra nuostabu. Jau mes vis po truputėlį einam, bet jau porą dalykų paminėjai, kaip norėtum, kad būtų ir kaip įsivaizduoji, tai vienas iš tų dalykų buvo tas atleidimo kelias ir pagalba aukoms atleisti ir nematyti keršto kaip išeities. Kitas dalykas, šiek tiek kitokie kalėjimai gal jo ir struktūros. Gal dar yra kokių dalykų, kaip tu svajoji, kad šita sfera, kurioje tu dirbi, kokia jinai būtų tobula? Tai yra sfera, kur mes nenorim matyti Lietuvoje. O čia dabar nekalbu apie visuomenę. Čia būtent čia politikų klausimas. Tai yra sferas, kur mes nenorim skirti papildomų finansavimų, nebent iki kalėjimų statybos. O dabar vėl atidedam kalėjimų statybą, nes reikia pinigų ir kitų yra. Krašto apsauga. Taip. Aš galiu tą suprast, bet mes nejudėsim iš vietos. Šiandien kalėjime nei pareigūnams yra saugu dirbti, nei nuteistiesiems yra saugu atlikti bausmę. Visada, aišku, yra išimtis, yra Kauno kalėjimas, kur kitaip veikia, yra kalėjimai, kur yra kamarinė sistema, kur kitaip veikia. Taip, bet dauguma nuteistieji šiandien atlieka bausmę bendrabučių tipuose, kur sėdi nuo 8 iki 20 vyrų vienam kambarį. Kol mes tą turim, tol nebus garantuota darbuotojų sauga, nebus garantuota nuteistųjų sauga ir tada mes galim ten kišti pinigus, kaip mes norim. Ir nieko nebus. Tai yra vienas, ko tikrai reikėtų, jeigu turėtų stebuklingų lazdelį, būtų daugiau pinigų mūsų kalėjimų sistemoje, būtent statybai ir kitokiams kalėjimams. O mūsų kaip nuteistų konsultavimo centro, tai norėčiau, kad galėtumėm dirbti su tais, kuriem labiausiai reikia pagalbos ir jiem pasiūlyti teikiamą reikalingą pagalbą. Ir tuo pačiu metu kalėjimo viduje neorganizuotų užimtumo, ne ten mandalos piešti, papirkus lankstyti, o rimta specializuota paslaugos. Taip, mes tikrai žaidžiam su mintim apie atkomoji teisingumo programą. Mano kolegės dabar ims tą vėliavą ir ieškos partnerų. Turim planą, dabar jau iš lėto prieinam prie to, kad organizuoti užimtumą laisvalaikį teigiamą iš įkalinimo įstaigos išėjusiems asmenims. Mes matom, kad jie patyrė
didžiulį vienišumo jausmą. Mes iš jų prašom, atsisakykit visų senų draugų, nebendraukit su savo seniais pažįstamais, nebeeikite, pakeis aplinką. O ką mes duodam? Sėdėk namuose vienas su teliku? Nu ačiū, tai gali jie vienutė sėdėti kalėjime. Po tiek laiko tu kaip tik nori grįžti. Taip, tu nori, kad kas nors tave pamatytų, tu nori, kad kas nors paklaustų, kaip tau sekasi. Tu nori grįžti su kuo nors pavalgyti, nesėdėti vienam bute kambarį. O tam, manau, tai galim sukonstruoti, arba galim, jeigu mes teiksim savaitgalio užimtumą, jeigu mes kokias grupės organizuosim vakarą, arba juos kviesim pas mus pavakarieniaut. Šiandien tam patalpos neturim, bet tikimės, kad atsiras patalpos. Tai yra visai realu, kad per ateinančius 2 metus šiek tiek išplėsim savo paslaugų ratą, nes mes matom. Dabar įvyko antras žygis su mūsų butų gyventojais. Ir labai gerai, jie atsiveria. Nėra taip, kad mes sėdėm per konsultaciją, kalbam apie problemos, bet mes einam žyguot į mišką. Turim labai fainą praktikantę, kur tas žygas organizuoja, ir da šiek tiek tų patyriminio ugdymo būdų įtraukia. Ir tas jiem veikia. Bet per mūsų kasdienybę ir per mūsų šiandienos tai finansavimas reiks ieškoti. Ieškosim. Tai čia visur taip. Taip. Tai mes idėjų mums nestokoja. Tikrai jie daug ką galim daryti, jie daug gražų pavyzdžių užsienį, ką galima daryti. Smagu. Gal dar kokių spaisi klausimų, Donatai? Aš gal ne klausimą turiu, aš tokį pastebėjimą ir tokį vidinį džiaugsmą ir pasididžiavimo jausmą turiu dėl tavęs. Mes kalbėjom pradžioje, kad tu net nesi Lietuvos kaip pilietis, turi leidimą gyventi. Ne, ir tai, kaip tu formuluoji teiginius, kad mes čia, mūsų sistema, čia tas, mes. Man tai toks atrodo, kad tu ne tik ir prisiemi atsakomybę to pačiu, kad tau tas rūpi, kad tau tas iš tiesų rūpi. Tai man tikrai tas yra labai žavu ir aš džiaugiuosi labai, kad tu esi ir kad tu dirbi šitoj sudėtingoj srityje, su sudėtingais žmonėm, su sudėtinga aplinka, nes ta pati grupė žmonių, nusikaltėliai, jie yra labai nepatrauklus visuomeniai. Kalbėti apie tai ir dar prisimti, kad aš čia nešu šitą vėliavą ir noriu sukurti pokytį, man atrodo, tai yra labai stipru. Tai yra ačiū tau, Simonai, labai. Aš nesijaučiu tame esantis vienas. Gal tikrai jaučiu palaikymą iš pačio karito, jaučiu tikrai superinę komandą. Jau metus laiko ieškom socialinių darbuotojų, jie laisvą vietą. Dar, žinai, pakalbam dar, jeigu mes turim laiko, pakalbam apie kokius dar teigiamus dalykus tu esi pastebėjęs, nes mes daug apkalbėjom tų tokių sudėtingų dalykų. Ir mes labai to pasimetam, bet ką sakau pradžioj, kad mūsų nuteistųjų skaičius ženkliai mažėja. Tai reiškia, mes turim poveikį. Mes dabar jau Lietuvoje turim pusiaukelės namai. Aišku, atsirado, kodėl atsirado, nes Norvegai įpompavo šiek tiek pinigus į sistemą, bet jie šiandien jie pasiteisina. Mes turim labai daug nuteistųjų, kurie atlieka bausmę atviram kalėjime, kas yra gerai, tikrai, aš esu iš Bavarijos. Nuteistieji Bavarijoje turi ženkliai mažiau teisės negu mūsų nuteistieji Lietuvoje. Mes turim ilgą laiką pasimatymai, kai tėvai, moteris ir vyras gali visą parą pabūt kartu. O kai Bavarijoje nėra girdėta apie tokius dalykus. Taip. Daug kitų šalių turi sistemą, kuris labiausiai veikia, bet neturi tų atvirų kalėjimų. Atsirado socialinių darbuotojų kalėjimuose. Kai aš pradėjau šitą darbą, tai mes buvom, buvo socialinių darbuotojų pusiaukelės namuose, bet daugiau socialinių darbuotojų sistemoje nebuvo. Tai mes eidavom į kalėjimą, pats ieškojom savo patalpos, pats ieškojom nuteistuosius, bandėm juos prigaut, tam mums talkino resocializacijos skyriaus pareigūnai, kurie tikrai su širdim dirbo savo darbą, bet buvo labai sudėtinga kalėjime. Toks didelis pokytis iš tikrųjų. Taip, o dabar atvažiuoju į kalėjimą, viską paruošta, turiu sąrašą, žinau visus Vilniečius, kurie išeina, mes pagaunam juos, mes galim juos, tikrai sistema jie pasikeitęs. Kai mes pradėjom pirmais metais, per visą Lietuvos kalėjimų sistemą buvo kaip 16 etatų socialinių darbuotojų. Dabar turim 66. Nuo 16 iki 66? Taip, per 5 metus nepilnus. Tai reiškia, šiaip labai daug gerų dalykų vyksta šitoje sferoje, kad yra... Mes esminius problemus mažiau sprendžiam, bet užtat paslaugos tikrai
eina, bet tai, kad mes jau kalbame apie paslaugas savivaldybėse, kaip nuteistieji, kaip atskira socialinių paslaugų gavėjų grupė, to nebuvo, kai aš pradėjau dirbti. Tai buvo bendrai su visais socialinių riziką patiriančiais asmenimis. Eina jie nuteistieji. Jie tą patį katilą, tegu jie kreipiasi. Jokios pagalbos jiems nereikia, jie puikiai viską žino. Dabar turim sistemą, kiekvienoje savivaldybėje yra socialiniai darbuotojai, kur juos priima, jie pagauna. Veikia. Aišku, ne visada tobuliai veikia, aišku, visur. Bet per 5 metus mes tikrai ką nors pakeitėm. Ir tai gal ir veža šiek tiek šitam daug, kad mes galim daryti įtakos, kad mes galim tam dalyvauti, kuriant naujas paslaugas. Prieš 2 metus pradėjom veikti su mūsų apsaugotų būstų paslaugom. Tai labai gražiai, fainiai veikia, duoda mums labai didelis iššūkius, bet aš atsimenu, kad 2018 metais mes apie tai tik svajojom. Ir kur nors toli. O dabar iškart jau sutvarkytas savivaldybės finansavimas, akreditacija, jie priima mūsų kažkaip viskas labai greitai sklandžiai veikia. Ta paslauga yra, čia kita kalba apie tą paslaugą. Labai džiaugiamės, labai reikalinga, bet labai sunkiai, mums iššūkis. Apsaugotas būstas, ačiū. Apsaugotas būstas tai yra paslauga, kur teikiama asmenims, kuriem reikalinga atkryčio prevencija. Tai reiškia, kad jie gyvena bute, kiekviena turi atskirą kambaruką, šiandien turim 4 kambarų butą. Jie ten dirba individualios priežiūros darbuotojas, socialinis darbuotojas, mes atvažiuojam porą kartų į savaitę, vedam susirinkimus, griežtai draudžiam vartojimo, užtikrinant ir tie žmonės gauna pilną pagalbą, tai mūsų tą projekčiuką, kur mes stengiamės maksimaliai sutelkti duoti dėmesio nuteistajam ir maksimaliai duoti tos reikiamus paslaugas. O šiaip dar būna, kad dažnai žmonės klausia, kuo galime prisidėti, kuo galime padėti, kuo galime būti naudingi. Mes taip pat pirmajame mūsų podcast'e kalbėjom apie tai, kad jeigu kiekvienas žmogus prisidėtų prie kažko, pasaulis iškart kitaip atrodytų. Aš dar pasakysiu tai, kad aš įsivaizduoju, kad žmogus, kai gyveni, bet koks pilietis, Lietuvos, ir jisai galvoja, turi tokį skausmą vidinį, man labai rūpi ten, kad ir benamiai šunys ir katės, ir tada jisai prisideda, investuoja, deda, yra žmonės, kuriem rūpi, globos namuose esantys vaikai, ir tada jisai dega tuo ir tada padeda. Ir aš tikiu, kad galbūt atsirastų kažkas iš mūsų žiūrovų, klausytojų, kurie degtų, kad man tikrai tas rūpi, man ta tema apie nuteistuosius yra labai svarbi. Kaip tie žmonės galėtų prisidėti? Ar kuo galėtų prisidėti? Yra galimybė savanoriauti kalėjime. Bei mūsų kaip karitą mažiau, bet yra vietos ir mes drąsiai tarpininkausim tam. Bet mano pirminis žingsnis būtų, kaip mes žiūrime tos žmonės. Ir labai praktiškai. Jeigu atsiras toks žmogus pas jūs, kaimynystėje, nes jie gyvena, nesvarbu, kur jūs, jeigu Vilniečiai žiūri, žinau, kur jie randasi, kad tikrai kiekvienam mikrorajone jie grūva nuteistųjų. Jeigu jie mato, nukreipkit pas mus, mes mielu noru padėsim. Paklausim, jeigu mato, kad tiem žmonėm reikia pagalbos, tai drąsiai nukreipkit, arba užkalbinkit ir neiškart teiskit. Tiesiog geriausia būda jie su jais užmesti ryšį, nes jie tokie pat žmonės kaip ir mes. Ko nereiškia, kad aš noriu gyventi su vartojančiais asmenys aplinkui. Čia kitas klausimas. Tai jie vienas, kur labai praktiškai, kur nebijot jų ir pirmą gal paklaust, kas atsitiko. Neklausti, kodėl sėdėjai, ką padarai, o klausti, kas atsitiko. Ypatingai, kai tas liečia ir jūsų artimųjų ratą. Mes turim daug nuteistųjų, tai mes turim labai daug artimųjų. Artimieji tą patį didesnį stresą, nes jie negali viešai gedėti dėl to, kad artimasis atliekama įkalinimo įstaiga. Tai jeigu jūsų artimoje aplinkoje yra žmogus, kuris atlieka bausmę, tai padėkite tai šeimai.
būkit su jais, padrąsinkit ir nenutraukit bendravimą su ta šeima vien dėl to, kad vyras nusikaltė, arba kad vaikas nusikaltė, nes jiem reikia to palaikymo, jiem reikia, kad kas nors su jais pašnekėtų ir gydėtų dėl to, kad artimasis atlieka bausmę. Nesvarbu, kokia nusikaltimą. Vis vien tai yra sūnus, vis vien tai yra brolis, tėvas. Jie tai nieko nereiškia, nieko nesako apie padarytą nusikaltimą. Tai teisingi, neteisingi, ne, bet vien tai, kad žmogus šiandien nebėra, tai jau yra blogai. O šiaip galima paremti finansiškai. Jeigu turit atliekamą telefoną, mes mielu noru priimam, nes mūsų žmonėms reikia telefonų po išėjimo. Ir šiandien vienkartinė išmoka išėjusiems iš įkalinimo įstaigų yra 200, Vilniaus mieste, 290 €. Skamba labai daug, bet 290 € turi užtekti visą mėnesį. Bet čia be jokios įsikūrimo išmokos, šitą tiesiog Jokių įsikūrimo išmokų nėra. Čia tikrai nėra daug. Nėra daug, tai reikia rūbų, reikia abonentų, reikia maistų, reikia Vilniečio kortelės, tai iš vis nedaug. Aš dar galvoju, žinai, apie tą finansinę paramą, kad dauguma tų išėjusių, jie prašo ten ar kažkokių giminaičių ir panašiai ir sako, va ten duok, ne, tai gal labiau apsimokėtų paremti organizaciją tokią kaip, nu, va, mūsų, kur mes, tai jūsų centrą, kad jūs tada galite paskirstyti ir žinot, kad tie pinigai jie neišeis ant kažkokio vartojimo ar kažkokių dar kažkokio nusikaltimų toliau darymo, bet prisidės prie to. Jo, labai praktiškai, ką mes darom, mes einam su nuteistu, po paleidimu mes einam apsipirkti. Arba ateina pas mus, aš neturiu pinigų ant medicininės patikos. 25 €. Nu, nėra iš ko imt. Maisto tu, viską tu, nu, galit padėti, aišku. Tai jeigu jūs ir įsidarbint nori, rado darbo, reikia praeiti medicininę. Taip, reikia 25 €, iš kur sušauti. Neturi pinigų, kad praeitų medicininę. Kartais tokie labai maži žingsneliai, kaip čia pasakytum, net ne žingsneliai, bet kliūtis gali sustabdyti žmogų nuo tos integracijos į visuomenę. Nuo darbo, nuo socializacijos, nuo visko. Taip, tokie, jo, maži dalykai. Asmens tapatybės dokumentų naujo. Kainuoja 10 €. Bet reikia mėnesio laukti. Tai mes, ačiū Dievui, šiandien turim fondus, turim projektą, galim mokėti per 5 dienos ir važiuoji. Ateik į karatę, apmokam, turim dokumentą per 5 darbo dienas ir toliau ieškom darbo, kibam į gyvenimą. Tai Simonai, gal tu norėtum dar kažką pridėti arba kažką palinkėti žmonėm? Ar jau išsakėjai savo didžiąją dalį minčių? Aišku, čia būtų galima kalbėti ir kalbėti, šiaip yra tikrai daug temų, kurių ir nepalietėm. Jo, bet ten jau tokios atskiros, sakyčiau, temos. Tada viskas tas nenuteist. Labai lengvai pasakyti, nenuteist kitus žmonės, labai lengvai pasakyti. Bet nereikia mums gal įformuoti tos išankstinės nuomonės. Laukiam, kol atsiras mūsų artimųjų lauke nuteistasis. Ir tada spręsis, o tada kiekvienam linkiu, kad ne vien nuteistų, bet jie paklaustų, kas atsitiko. Jie paklaustų, kas atsitiko tavo gyvenime, kad privedė. Nes absoliučiai dauguma žmonių kalėjime, jie neplanavo ten atsidurti. Vėl, sakau, jie organizuotas nusikaltimas, dėdami vieną šoną, bet kiti tai buvo daug neplanuotų įvykių, kurie sekasi. Tai yra tiesiog kulminacija, kad žmogus patruko. Kažkaip ateina iki ten, jo. Tai ačiū tau labai, kad čia su mama atvykai. Ačiū labai už informaciją. Labai malonu, labai įdomu, tikėkimės, kad ir kitiems bus įdomu ir naudinga sužinoti. Ja, jeigu klausytojams kyla klausimų, drąsiai gali mane kontaktuoti. Visada maloniai kalba apie nuteistuosius ir apie mūsų darbus, kad tik kuo daugiau žmonių susipažintų. Ir turim knygą, turim knygą, atsiprašau, paskutinę minutę, turim knygą Mes nuteistieji, jeigu jums įdomu. Nuteistų istorijos, knyga Mes nuteistieji, kur 7 mūsų klientai papasakoja apie jų vaikystę, pirmą nusikaltimą, bausmės atlikimo, išėjimą į laisvę. O knygą rasit, negalit įsigyti, mes dovanosim, bet kreipkitės į mane arba į karetą, kur nors ir suvesiu tinkamų žmogų, ir atsiusim arba užsuksit pas mus į ofisą ir paimsit. Jeigu vis vien busit Vilniaus senamiesty. Taip, visiems klausytojams dovanų knygą, kurie pasikreipsia nuteistųjų konsultavimo centrą. Dar kokie 500, tai drąsiai.
Geras. Man atrodo, kad mes komentaruose ar ten apačioje galėsim, aprašyme šito podcast'o galėsim įdėti nuorodas žiūrovams apie tai, kokios yra galimybės paremti Vilniaus arkivyskupijos karitą, kokios yra galimybės paremti Simono centrą, kuris dirba su nuteistaisiais. Ir va, labai ačiū, kad klausėt ir iki kito susitikimo. Valio. Fainai.